Sveiki! Sveiki dar kartą ir šiandien aptarsim, pasvarstysim vieną įdomią temą, kuri aktuali praktiškai visiems. Ir ypatingai jinai darosi aktuali, kai yra virš 45. Kokia tema? Tai klausimas, kodėl mes sergam. Ir su amžium tos lygos ateina dažniau ir kaip nebūtų keista, pakankamai dažnai jos pasidaro lėtinės. Tai panagrinėsim šitą klausimą. Kodėl taip ir įvyksta? Ir tam, kad mums suprast, kur yra esmė, nuo ko viskas prasideda, reikia paimti ir padaryti analogiją, kad mums būtų viskas aišku. Ir taip, mokslas apie sveikatą. Mokslas. Tam, kad pasirodo būti sveiku, reikia turėti tam tikras žinias. Vadinasi, sveikatos raštingumas. Jeigu mes paimsim finansinį raštingumą, tai tam, kad mes jį įgytume, mes mokomės pradžioje mokykloje, o po to dar papildomai mūsų moko šitam instrumentui finansinės institucijos. Ir tai yra visas kelias. Pagalvokit, mokykla 12 klasių, plus dar. Tai tiek laiko praeina, kol mes suvokiam, kaip veikia šitie mechanizmai. Ir dabar pagalvokit, kiek laiko jūs išskyrėt savo gyvenime tam, kad sužinot mokslą apie save. Kodėl apie save? Todėl, kad jeigu mes žinom mokslą apie save, kaip kas su mumis darosi, tai tada mes galim užkirsti ligas, kadangi mes nedavėsim savo kūną iki tos būsenos, kai lygos yra. Jeigu mes to mokslo nežinom, tai prasideda tyrimai arba empiriniai bandymai. Kokie? Susirgom, pamatėm tam tikrą metodiką, suveikė, toliau, vėl susirgom ir taip toliau. Ir šitie eksperimentai pakankamai gerai praeina, kol mes pakankamai jauni. Mūsų kūnas greitai atsistatinėja ir čia medicinos pagalba dažniausiai iki 40-45 tradiciniam lygom yra nedidelė. Arba jos beveik nereikia. Su laiku situacija pradeda keistis. Mūsų kūnas nemoka taip greitai atsistatinėti kaip anksčiau. Ir tie algoritmai, kurie buvo aktualūs ir mums suveikdavo, kažkodėl neveikia. Ir kągi mums daryti? Ir čia klausimas susijęs su pagrindiniu reiškiniu. Kaip nustatyti? Sveikas aš, ligotas ar aš tarpiniai stadijai. Kaip rodo tyrimai, ir jūs matot šitą lentelę, kad žmogus būna trijose būsenose. Ligotas, tarp ir sveikas. Ir šitas perėjimas, jisai toksai subtilus. Ir jį mes praktiškai patys jaučiam. Kaip? Atsikėlėm iš ryto, nėra energijos ir taip toliau. Tai ką? Mes dar neligoti, bet dar ir nesveiki. Mes tada kažką suvalgom, pabandom kažkaip padėti savo kūnui atsistatyti ir jaučiame sveikesnį. Bet tai yra toks būdas, kuris tinka, bet jisai toks empirinis ir ne visada tikslus. Bet yra tam tikri testai. Ir aš jums dabar pasakysiu, kuriuos jūs galite atlikti patys, neįdami į laboratoriją ir suprasti, kokioj būsenoj jūsų sveikata. Tai pirmas testas yra Cooperio. Tai Cooperio testas ir jie du variantai, reikia bėgti arba eiti. Čia bus apačioje nuoroda, kur galit atlikti šitą testą ir suprasti, kokioj būsenoj yra jūsų bendra fizinė sveikata, ar jūs esate prie visai sveikų, arba jau, taip sakant, labai silpni, arba kažkokiam tarpe. Ir ką reikėtų padaryti. Yra antras testas štangė, tai yra pagal kvėpavimo išlaikymą, ir galima atlikti ir suprasti, kur mes esame. Yra Bajevskio testas, dar įdomesnės, nuoroda yra čia, apačioj, irgi galima suprasti, koks yra mūsų sveikatos rezervas. Tai čia yra tokie įdomus testai ir jų pagrindas yra fiziologija, kurie mums pasako, kokioje maždaug mūsų kūnas būsenoje yra.
Ir čia norėčiau pabrėžti, kad nebūtina bėgti ir atlikti visų tyrimų laboratorijoje. Kodėl? Todėl, kad ėjimas ir atlikimas tyrimų be reikalo gali padaryti blogą paslaugą. Kokią? Jūs galite pamatyti vieną ar du rodiklius, kurie bus ne tokie, kaip turėtų būti tuose rekomendacijose, kurios yra parašytos, kai gauni atsakymą. Ir tada galvot, kad va, ten yra jau visai blogai. Ir tada reikia ten kažką tai koreguoti. Gali būti toksai variantas, kad šiuo momentu, kada jūs atlikinėjote testą, tyrimą, jūsų kūnas buvo toks, kad tas rodiklis buvo žemesnis. Ir jeigu jūs nueisit ir padarysit testą po 2 dienų, rodiklis gali dingti arba bus kitoks. Ir tai visai nereiškia, kad jūs jau esat ligonis. Bet jeigu jūs atlikot tuos testus, kuriuos aš pasakiau, ir ten yra jau minimumas, ir prie to jūs atlikot dar laboratorinius tyrimus kraujo ar dar kitus, ir ten jau bus nukrypimai nuo normos, tai tada iš tikrųjų situacija yra bloga ir jūs kamuoja skausmai, tada reikia kreiptis pas gydytoją. Jeigu to nėra, jūs esat normos vidurkyje, bet link apačios, reikėtų pasitart su sveikatintojais arba su gydytojais, kurie užsiiminėja reabilitaciją, kadangi jie supranta dinamiką procesų ir gali padėti jums išvengti to kritimo į blogą situaciją. Tai rekomendacijos visos yra apačiai. Žiūrėkit, statykit laikus tam, kad šitą medžiagą išgirstų ženkliai daugiau žmonių ir taip padėsit šio kanalo plėtrai. Ačiū ir iki.